Discord nuorodą palieku aprašyme. luminocity.lt projektas sukurtas tiems, kas nori pasinerti tikroviškai ir unikalų miesto gyvenimą. Čia tavęs laukia įvairūs automobiliai, nuo klasikinių modelių iki prabangių superautomobilių, autentiškos vietovės, kruopščiai sukurtas pasaulis su įdomiamis detalėmis ir galimybėmis tyrinėti, karjeros galimybės, tarp pareigūnų, mechanikų, medikų ar net gaujos narių. Nuolatiniai renginiai ir konkursai, lenktynės, turnyrai ir prizai visiems aktyviems žaidėjams. Draugiška ir aktyvi bendruomenė. Surask bendraminčių, užmesk naujus ryšius ir kurk istoriją kartu. Aktyvi administracija visąlaik padės mielų norų. Prisijunk prie luminocity.lt ir tapk miesto dalimi, tik čia gali kurti savo istoriją ir kasdien atrasti naujus nuotykius. O dabar šokime prie video. Sveiki visi susirinkę į dar vieną apžvalgą. Šiandieną apžvelgsime Genesis Seaboard 400 žaidimų vairą. Su juo kartu, kaip matote, įeina pedalai. Taip, toliau. Štai, pedalai, vairas. Yra 15 mygtukų. Pedalai, priekiniai gazas, stabdžiai. Čia tiksliai nepasakysiu, kas yra, jums parašysiu, išversiu, kas čia yra. Ir čia yra pritvirtinimas prie stalo. Toliau yra čia, šito vietoj yra parašyta viskas, informacija apie vairą patį ir apie viską. Tai galim dabar pakuoti. Ir mūsų taip, štai čia įeina klipai, kurie pritvirtins mūsų vairą prie stalo. Instrukcijas turim. Ką čia dar mes turime? Taigi, turime pedalus. Štai, pedalai yra. Ir mūsų pagrindinis, dėl ko aš šitą video darau, pagrindinis daiktas, tai yra vairas. Tai kad pamatytume, gigantas toks. Gerai. Dar dėdžiai matau lipučkas aš vadinu. Čia šitie prisi irgi galiu. Prisispaudžia prie stalo, irgi laiko. Prie mano stalo šitas gerai nelaikys. Tai gerai, dėžės nebereikės mums, galime patraukti ir apžvelgime pedalus dabar. Štai pedalai, tokie plastikas, bet geri. Štai. Čia, jeigu nori, gali, kad patogiau būtų, pasidėti ant žemės, nesimato čia, tai pasidėti, čia šitas išsitęsia, šitoj, čia, jis jau įdėti, jeigu nereikia, jeigu reikia, paėmė, hop, viskas. Toliau, ką mes turim, šitos, kad prie stalo priveršti, vieną išpakuot galim. Štai, atsisuka, užsisuka, žodžiu, svarbiausia, kad prie stalo būtų. Ir mūsų pagrindinis daiktas yra štai šitas vairas. Lipučką vieną atsisegę, reikia įdėti. O štai.
O, vairas apsisuka, grįžtantis, kaip yra, kaip sakiau, su mygtukais. Tai dabar sukim šitą, dabar. Tiek tų visų nereikalingų čia yra dalykų. Štai laidas, USB laidas nuo vairo. Štai ką mes čia turim. Tai yra vairas. Čia tai pedalus patraukim, nebereikia. Tai vairą, tai čia yra kontroliuojami. Čia kaip vaikščioti, aš suprantu, yra tos rodyklės padarytos. Aš bent taip manau. O, čia tokios rodyklės yra. Čia visokie kitokie yra mygtukai. IBAX yra. Nu ir čia tikriausiai žaidimą. Toliau parodysiu. Štai čia, matot, galima pakeisti laipsnius. Gali matyti. Manau pasikeisti, jeigu noriu, pagal žaidimą čia. Nuo žaidimo priklauso šita dalis. Tai va, čia tikriausiai šitie bus posūkiai, aš bent taip manau. O ką, toliau galim bandyti eiti žaisti. Tai dabar susimatysim toliau prie žaidimo. Tiksliai pradėjau ruoštis ir jums užmiršau pasakyti, kad apie galą parodyti. Štai čia gale yra USB ir yra šitas dalykas, kuris skirtas yra, kad pedalus prijungti. Su jais bus pedalai prisijungs. Čia tikriausiai auks jungtis ausinėm prisijungti, aš bent taip manau. O dabar jau tikrai susitiksime, kitas kadras bus jau prie žaidimo. Čia buvo biški problemų, iš pradžių, kai bandžiau žaisti. O dabar viską išsiaiškinau, kaip kas veikia. Tai dabar yra taip. Jeigu nori žaisti Euro Trucką, būtent, tai negali žaisti su vibracija. Nes šitame vaire yra vibracija, kuris reaguoja į žaidimą labai. Ir jeigu nori žaisti normaliai žaidimą, kad vairas tiksliai reaguotų į realybę, tai tada negali su vibracija žaisti, nes kitaip jis nereaguoja. Nes yra su vibracija, yra be vibracijos. Žinai, tai dabar aš žaidžiu be vibracijos, nes su vibracija neina. Ne čia važiuoju. Nu tai va, žodžiu. Pavyzdžiui, bandžiau žaisti GTA 5. GTA 5 kai žaidžiau, tai ėjo su vibracija žaisti. Tai dabar pasakau taip, kad GTA, jeigu žaidži, tai yra su 207 laipsnių. Jeigu žaidži Euro Trucką, kur turi apsisukti daug vairas, iki galo turi apsisukti, tada žaidži 97. Bet būtent šitam Euro Truckui nepavyks žaisti su vibracija. Tai... Va tokie pastebėjimai yra. Tai ačiū, kad žiūrėjot mano video ir susimatysime kitose apžvalgose. Viso.